Aš nežinau, koks tikslas šitos laidos yra. Šitos laidos tikslas yra padrąsinti jaunimą, sek Dievu. Meniškas verslininkas, tai va iš tavo perspektyvos apie tikėjimą pašnekėt, nes tu užsiėmei muziką prieš įtikint. Taip. Ir dabar jau ilgą laiką, kuris laikas jau esi įtikėjęs ir darai tą patį. Tai gal apie tos skirtumus pašnekėt, apie pokytį, ar įvyko pokytis kažkoks tai. Sveiki, aš esu Paulius Palionis, sveikinuosi su jumis iš Kanal 10 studijos, su laida tinklalaidė, kalbalaidė Žiburys. Ir šiandien svečiuose pas mane Justinas Stanislovaitis, sveikas gyvas. Labą. Malonu, kad atvykai. Smagu būti. Prieš atvykstant tau čia, aš tave truputį pastalkinau internete ir susirinkau keletą faktų, tai dabar paskaitysiu ir pažiūrėsim, kaip jie atrodo ir tu galėsi patvirtinti. Ar tiesa? Jo, ar tiesa ar ne. Taip, Justinas Stanislovaitis yra dainininkas, kompozitorius, aktorius. Kol kas taip. Renginių komandos direktorius. Taip. Tada XFM vedėjas rytinio eterio. Taip. Tada šiuo metu, kai filmuojam šitą laidą, esi Vilniaus evangelikų reformatų parapijos kancleris. Kol kas dar taip. Kai šiais laida neaišku. Gero turbūt nebūsi, bet taip. Ir dar išsiaiškinau, kad esi Ignalinos kultūros centro kultūrinių veiklų vadybininkas. Taip. Ir turi kiek? 3 YouTube kanalus. 3, taip. 3 aktyvius, sakykim taip. Ir ten keli įvairiausią turinį. Nuo savo kūrybos iki kitų kūrybos, aranžuotės. Dabar pastarasis buvo ar praeitų metų, ar dabar ne per seniausiai projektas su pasakom, kaip ten... Lietuvos mitai ir legendos. Jo, mitai ir legendos. Čia vienas naujausių. Taip. Tai kiek iš viso? Tai 3 YouTube kanalai. Šiaip daugiau, tiesą sakant, turiu dar Tono 9, Popris klasika. Tiksliai. 5 galbus. Tai, o projektų tada iš viso muzikinių kiek? Nežinau, daug. Neskaičiavau, jeigu atvirai šnekant. O kada prasidėjo tavo tas muzikinis kelias? Nes tu iš esmės, man žiūrint, kodėl aš tave pasikviečiau, nes aš tave matau pagrindė 95% kaip dainininką, kaip muzikantą ir dar aš tave žinau kaip XFM laidų vedėją. Ir dar Sielose, man atrodo, pernai buvai vedėjas. Buvau, taip. Jo. Tai iš esmės esi balsas. Taip, 95% muzika iš tikrųjų. Taip. Jo, esi balsas ir tikintis balsas. Ne šiaip atlikėjas, bet jau kuris laikas esi tikintis atlikėjas. Tai man įdomu, kada tu pradėjai savo muzikanto tokią kaip kelią ir kai įtikėjai, kas pasikeitė. Su chronologija labai problemų man daug, aš galiu pasakyti metus, bet ko gero jie nebus visai tikslus. Čia kaip kažkada vienas rockeris sakė, kad labai 70-ieji buvo nuostabus laikas, kurio beveik neprisimenu. Tai pas mane ne taip, bet iš tikrųjų, nežinau, muzikinį kelią pradėjau, tai pabandymų visokių ir mokyklai buvo. Aš nežinau, ar tai galima sakyti, kad tai muzikinis kelias. Gal pirmas žingsnis buvo mokykloje. Po to kažkada sukūrėm grupę, kai jau sukūrėm grupę, pačią pirmąją, tai po to gal sakyčiau, gal prasidėjo kažkas rimčiau, nes mes pradėjom koncertuoti. Bet irgi tai buvo kokie 4-5 metai žaidimo, mokymosi, klaidų ir panašiai. Tai vėl tas muzikinis kelias kaip ir visų. Pradėjau mokykloje groti gitarą, šiaip pianinu pradėjau, bet jeigu taip jau visai nuo to rimtesnė, sakykime, etapo, kai jau tas tapo karjera, arba bent jau karjeros užuomazgom, tai daug visko buvo, tai buvo gal man kokie 18-19 metų, kai tai tapo kažkoks apčiuopiamas jau judėjimas, ne tik tai mokykloje, ne tik tai kažkur tai, taip sakykime, privačiai, tarp 4 akių arba ten 6. Tai tada buvo tas įdomus kelias iš tikrųjų ir tada mes grojom daug. Buvo etapas toks, kai buvo maištininkai, grojom roką, tuo metu buvo jau tokia alternatyva, gal pradėjusi kilti, mes grojom tokį glam roką klasikinį, kur ateini, jungi kubą, viską maksimum atsuki, plerpia tas kubas, bet gerai. Ir kokia grupė, kaip vadinasi? Buvo Alive Way. Labai juokinga, nes mano kolega kažkada
Sako, labai krikščioniškas pavadinimas, nors tuo metu tai su krikščionybė nieko bendro aš dar neturėjau. Nu kaip nieko bendro. Visi mes turėjom kažką bendro, nes turbūt neįmanoma nieko bendro neturėti su krikščionybė. Bet tuo metu aš gal sakyčiau, to nepripažinau dar, kad turiu. Tai grojom, po to buvo pop muzikos etapas, po to bandymų įtikti, bandymų ieškoti, bandymų kažkokio tai surasti, galbūt kaip parduoti save etapas, tada aišku, ta savirefleksija kažkokia, nusivylimas gal tas. Ir kai tikėjau, iš tikrųjų pasikeitė dalykų, gal, negaliu konkrečiai gal įvardinti, gal nebuvo toksai kaip mygtukas, kad įsijungė lemputė virš galvos. Bet iš tikrųjų pradėjau galbūt daryti daugiau tai, ką pats mėgstu, tai, kuo pats tikiu ir tai, kas yra arčiau šiaip mano sielos kaip muzikanto, gal sakyčiau taip. Ir ta muzika šiek tiek pasikeitė, tiek klausoma, tiek atliekama. Ar tai būtų net ir, sakykime, tie vadinami coveriai pasaulinių hitų, jie vis tiek pradėjau kažkaip galbūt labiau filtruoti, ką groju. Ne tai, kad viską. Ir... Nebėra jau tavo repertuarė I'm Gonna Highway to Hell. Aš galvojau, kažkada reikės festivalyje sielos padaryti Devils Has a New Disguise, Highway to Hell. Ir šitas yra Sympathy for Devil. Iš tokių trijų kūrinių tokį išstojimą, tada galėsi numesti mikrofoną, išeiti ir niekada nebegrįžti. Čia kai jau norėsi baigti savo karjerą. Taip, bet ne, aš juokauju, aišku, bet čia jau kažkas ironija, jeigu per kameras neprasiskalbė, tai aš juokauju. Ne, iš tikrųjų taip, Highway to Hell beje jokiais nebėra, iš tikrųjų. Nors aš kažkada galvoju irgi, iš dalies buvo toksai kaip ir aktoriaus, aš aišku senokai gal vaidinau, anksčiau tai daugiau to dariau, dabar mažiau, daugiau muzikantas, sakyčiau full time, jeigu taip reiktų. Tai nors kažkada galvoju tokį, pavyzdžiui, tarkim, Dantės pragare vaidinti velnę, čia yra krikščioniška ar ne, nes kaip ir krikščioniška, žinutė kaip ir krikščioniška, bet vaidini velnę, tai klausimas, nežinau. Tai tiksliau, Dantės dieviškoji komedija, man atrodo, ne pragaras. Tai pasikeitė tas gal, kad pradėjau truputėlį filtruoti. Gal atsirado tokia ramybė ir savim pasitikėjimas tai, ką darau, tuo, ką darau ir tiesiog, Čia grinai kalbant iš muzikanto pusės, taip. O iš žmogaus pusės. Tai iš vis gal papasakok šiek tiek priešistorę, kaip tu atėjai į bažnyčią. Į bažnyčią atvedė mano žmona mane. Šiaip įdomu, nes visada kažkaip traukė bažnyčias, visada bažnyčia. Aš šiaip esu krikštytas, nors mano tėvai nėra gal labai jau tokie aktyvūs tikintieji. Gal net nelabai pasakyčiau, kad apskritai gal tikintieji, nors jie labai visuomet krikščioniškai elgėsi ir tas vertybės krikščioniškas dėgė. Finale turbūt gal įdėgė, tikiuosi, nežinau. Kiti gali pasakyti, ar įdėgė, pats negaliu. Tai žmona iš tikrųjų visą laiką traukė prie bažnyčios. Būdavo toksai etapas, kai buvo sunku, aš kažkaip eidavau į katedrą ir ten sėdėdavau. Tiesiog sėdėdavau. Vilniuje. Taip, Vilniuje. Taip. Ir klausydavau pamokslų, nors tuo metu kažkaip neidentifikavau savęs nei kaip krikščionio, nei ten kažkaip labai kažkokio tai, nei kad rodžiau gal norą, sakykime taip, kad labai ten gilintis ypatingai į Evangeliją, bet būdavo po 4 valandas prasėdžiu, ten praeina keli pamokslai, kelios ten mišios būdavo praeina. Tada po kurio laiko sutikau savo žmoną. Žmona man pasakė, kad yra daugiau denominacijų. Sako, yra reformatai tokie. Sakau, sako, jinai sako, gal ar tu nueisi su manimi bažnyčiai sekmadienį? Sakau, tai nueisiu, kol kas. Jai buvo ganėtinai keista, kad aš iškart taip sutikau, nors man kažkaip atrodė, reikia, tai reikia. Nuėjau, tada susipažinau, kas yra reformatai ir taip, kaip sakant, ilga istorija trumpai, mes po to susitokėm reformatų bažnyčioje, tapau reformatų, Vilniaus reformatų parapijos nariu, konfirmavausi ir štai, čia. Kas yra konfirmacija? Tiesiog priėmimas tikėjimo, sakykim taip. Vyksta kažkoks tai ceremonija vyksta? Taip, yra ceremonija. Tu išpažįsti reformatiškai tikėjimą ir būni priimtas į reformatų bendruomenę, sakykim taip. Tikiuosi, kad teisingai pasakiau, nes jeigu žiūrės kas nors iš reformatų tarpo, tai jeigu neteisingai vardinu, atsiprašau, kartais su šitais terminais gali būti sudėtinga. Papasakok šiek tiek, kaip atrodo reformatų pamaldos, nes aš asmeniškai atėjau iš katalikų
bažnyčios iš katalikų aplinkos, gal sakykime, nes mano tėvai katalikai, bet tokie lietuviškai tradiciniai, kur ten kelis kartus nueina į bažnyčią per metus, per šventes. Ir aš įpratęs, tik galvojau, kaip ir tu sakai, yra daugiau denominacijų, kaip mano pasakė, tai galvojau, katalikai čia jau yra vieninteliai krikščionys. Tai yra reformatai. Papasakok apie reformatus, apie reformatų bažnyčią, kaip skiriasi, pavyzdžiui, nuo protestantiškų, gal kokių sekmininkiškų pakraipų ir katalikybės, arba šiaip paprastai, kaip susirinkimai atrodo. Šiaip, kas buvo įdomu, tai kad gieda visi. Tai yra giesmynai ir visi, kas kaip moka, tas kaip gieda, tokie būna. Labai toksai malonus bendrystės jausmas yra iš tikrųjų. Iš esmės, aš taip pat atėjau iš tokių, sakykime, standartinių katalikų. Gal mano tėvai iš pradžių buvo labiau katalikai, po to katalikai ant popieriaus, gal statistiniai tokie. Tai aš irgi žinau tik tai katalikų mišes, bet reformatų taip, visi gieda. Iš esmės, ganėtinai panašiai viskas vyksta. Tik tai yra pamokslas, tikėjimo išpažinimas, palaiminimas. Tai iš esmės, gal įdomiausia ta dalis man asmeniškai, kai pirmą kartą nuėjus, buvo tai, kad gieda visi. Ir kas kaip moka, tas kaip gieda. Ir iš tikrųjų tas labai tikrai toksai malonus bendrystės jausmas, man tas buvo nauja. Ir šitas gal man labiausiai įstrigęs iš to. Ir ar tu atseki tą momentą, kai tu iš tikrųjų patikėjai Jėzum, patapai, kaip tu minėjai, iš to tikinčiojo ant popieriaus, patapai tikinti širdyje. Gražiai pasakai. Stengiuosi. Šiaip gal tokio momento, kaip tos lemputės susidegusios ir nėra, man gal tokie barjerai subirėjo, kad aš pradėjau priimti tai, kai aš kažkaip pagalvojau, gerai, vis tiek žmogus, jisai tiesiog, kaip šnekėjom net ir metu su kolega, tai turbūt visi tikintis, visi žino, kad yra Dievas. Tik tai arba tą neigia, arba bando nuneigti, arba norėtų, kad jo nebūtų, arba galvoja tik tai, kad norėtų, kad jo nebūtų. Visi žino, kad yra Dievas. Ir iš tikrųjų visada yra tas kažkoksai tai antgamtinis pojūtis buvo ir anksčiau ir vėliau vis tiek Dievas priveda tai, kad tu pradedi ieškoti esmės. Nori tu ar ne. Tu gali, kaip kalbėjom, ir daug neturime metų kalbėjom dalykų, tai kad jeigu tu gyveni savo ir dėl malonumo, tai iš esmės iki 30 metų tu nugyvenai visą savo gyvenimą. Nes po to nelabai kas ir pasikeis. Iš principo, maistas gal truputį kitoks ten. Palmės vietoj eglių augs aplinkui, bet iš principo tu kaip žmogus iš esmės, jeigu tik tai dėl malonumo tu gyveni savo kažkokio tai fizinio, tai daugiau tu labai kažko ir nesužinosi. Ir anksčiau ir vėliau tu pradedi ieškoti kažkokios esmės ir aš galvoju, gerai, jeigu Europa iš esmės yra išsilavinusi demokratiška šalis tik dėl to, kad kažkada joje įsivyravo krikščionybė, būtų tiesiog, tu gali būti tikintis, netikintis, budistas, bet kas ko nori, ta prasme, ten musulmonas, ar ten bet kurios denominacijos krikščionės, ar iš vis ateistas, net gali būti satanistas. Tiesiog logika yra pasižiūrėti, kodėl mes gyvenam taip, kaip šiandien ir atsivers Bibliją. Tai tiesiog tokie, sakykime, elementaraus, žingeidaus žmogaus, nepriklausomai nuo jo apskritai kitų aplinkybių, tiesiog toksai loginis ėjimas būtų. Ir aš galvoju, gerai, jeigu visa mūsų civilizacija šiandien pastatyta ant krikščionybės, būtų kvailai tiesiog nepaskaityti Biblijos, nes netgi konstitucija šiai dienai yra pamatas ir 10 Dievo įsakymų. Ir tu vėlgi gali būti kas nori, kokias nori ten tikėjimą. Taip. Ir aš atsiverčiu Bibliją, kadangi aš mokusi daug verslo, visokių ten idėjų, coacherių visokių esu klausęs, seminarų esu praklausęs labai daug. Atsiverčiu Bibliją ir aš matau viską parašytą, ką aš girdėjau tose seminaruose. Ir galvoju, gerai, tai Biblija truputėlį anksčiau parašyta yra. Ir galvoju, gerai, jeigu čia taip yra. Ir man pradėjo vienas po vieno taip pat daužytas sienas, tuos visus, kaip sakant, polarizuotus stiklus daužyti. Ir aš kuo daugiau skaitau, aš vis randu vieną coacherio kažkokią mintį, antrą coacherio mintį ir suprantu, kad tai yra ne coacherio mintis, kad tai yra iš kažkur atėję daugiau, giliau. Tada toks atsirado žingeidus noras elementarus tiesiog suprasti, kas tai yra.
pradėjau skaityti Bibliją, prisipažinsiu, visos jos tikrai nesu perskaitęs, stengiausi perskaityti daug, bet visos tikrai nesu perskaitęs, gal reikėtų ir ne po kartą. Ir aš realiai, sakyčiau, įtikėjau skaitydamas šventąjį raštą. Mano žmona nuvedė mane į bažnyčią, jinai pastumėjo tą padaryti, jinai padavė, realiai mūsų netgi santuokos liudijimas yra Biblijoje užrašytas, nes mums buvo dovana iš kunigo Rimo Biblija ir būtent Biblijoje užrašytas santuokos liudijimas, su antspaudu visą kitą, tai mūsų santuokos liudijimas yra Biblija. Tai nežinau, ar simboliškiau gali būti, tai ir tada pradedi skaityti šventąjį raštą ir kai skaitai šventąjį raštą, tu pradedi suprasti ir pradedi matyti tuos atsikartojimus iš tų, sakykime, galbūt pasaulietinių tokių dogmų, kuriomis labai daug kas vadovaujasi, daug kas gyvena, bet jos atėjusios, iš ten. Atėjusios iš Biblijos, bet be esmės, be Jėzaus. Taip, čia ir gal ir problema yra, čia kaip visai, kaip sako, tu gali išmokyti žmogų įdėkti visas pasaulio žinias ir tu gali sukurti monstrą, nes jis viską labai mokės ir galės labai labai matematiškai viską paskaičiuoti, pavyzdžiui, kiek žmonių reikia pasaulyje, truputį gal nubraukti reikia, bet gali įdėkti kitą visai dalyką ir galbūt netgi tas žmogus pasieks tos pačius rezultatus, galbūt kažkokius, nesakau, kad žmonės mažintų, bet šiaip sakau, kad gal pasieks tuos pačius rezultatus, tik tai kitaip, per gerbuvį, per meilę ir yra keliai, manau. Tai tie coacheriai, kuriuos tu klausai, rėmėsi bibliniais principais, bet be esmės. Aš manau, kad jie gal patys net nežinojo, kad jie rėmėsi bibliniais principais. Nes daug laiko jau praėjo, tai vis tiek tas mokslas perrašė, taip. Susipynė filosofijos. Ok, ir susitinki su Dievo žodžiu ir tau būna toks apreiškimas, kad... Yra buvę. Gal konkrečiai neįvardysiu kas, bet yra buvę tikrai tokių. Man labai... Čia nežinau, aišku vėl, čia tik mano mintis yra, čia tik mano interpretacijos, man buvo labai įdomas, nes sakė, kad tokia teorija yra, kad Egipto piramidės kažkada pastatė kažkokie tai gyventojai, kurie ten labai labai protingi buvo, ten turėjo viso pasaulio išmintį ir panašiai. Ir kad ten neįmanoma buvo taip suskaičiuoti, kad ten matytų žvaigždės, visą kitą ir panašiai. Ir aš tada skaitau skaičių knygą. Kiek žmogus gyveno? 900 metų. Kiek pačiam metų? Mažiau. Taip, bet jau kiek daug mokytų, įsivaizduok per 900, kiek galėtum padaryti. Ir tokia mintis, sakau, tiesiog toksai pagalvojimas, kad netgi čia, netgi šitoje vietoje, čia nesakau, gal ir netiesa, gal neteisingai interpretuoju, bet netgi šitoje vietoje žmogaus teorija apie kažkokią, tai ten, sakykime, ta pati Atlantida kažkadagi sakė, tokia kaip legenda, kad tai buvo labai išmintingi žmonės gyveno, kurie ten labai mokėjo ekonomiką, ten demokratiją ir panašiai. Tai vėlgi, jeigu tu gyveni 400 metų, kažką jau sugalvosi. Ir tada permačiau, kad turbūt iš tikrųjų tos pačios Majų piramidės, kur sako, pavyzdžiui, labai įdomus dalykas, kaip tos pastatytos, kad vidurdienį nemeta šešėlio, ant tiek matematiškai paskaičiuoti. Tai vėlgi yra. Ir kai skaitai skaičių knygą, tai tiesiog, nesakau, kad čia konkrečiai tie dalykai, čia gal nereikia tiesiogiai priimti, bet tada toksai atsiveria tokia begalybės galbūt suvokimo krislelė, kur tu gali pagalvoti, kad tai įsivaizduok Dievo planas koks yra. Žmonės kiek gyveno laiko, kiek jiem davė laiko išmokti dalykus, kaip jie galėjo manipuliuoti tuo, ką turėjo ir koks apskritai tas kelias buvo, bet koks Dievo vedimas buvo tų žmonių. Tai tiesiog, toksai, buvo mintis tokia. Čia vienas iš pavyzdžių, kaip praveria Dievo žodis daugiau plačiau mąstyti. Taip. Ir tada tu pradedi gerai, tu gal kažkokią ten teoriją susigalvoji savo, bet tu paprastose gyvenimiškose dalykuose pradedi kažkur kitaip kažką interpretuoti šiek tiek ir suvokti, kad gal tu ir ne visažinis. O kaip žodis tiesiogiai įtakoja tavo gyvenimą? Yra kažkokių tai dalykų, kur tu žodį esi atradęs ir iš tikrųjų iš žodžio atėjo pokytis į tavo gyvenimą, charakterio pokytis? Nežinau, konkrečiai vardinti negalėčiau iš tikrųjų. Vertybinis pokytis. Neskaitant to, kad, kaip tu sakei, atsirenki dainas. Nežinau, negalėčiau gal konkrečiai vardinti to, kad kažkas visiškai kardinaliai pasikeitė iš vertybinio požiūrio. Vėlgi per laiką, kai žmogus bręsta, auga,
vis tiek vaikai yra egocentriški, savanaudžiai, čia taip yra tiesiog. Aš toks buvau tikrai 100%, tiesiog taip užkoduota matyti genetikai. Ir tu po truputėlį galbūt, čia gal nuskambėjo labai baisiai, bet taip yra tiesiog, ta prasme tokie, taip kartais gaunasi. Tai ne tai, kad jie labai blogi vaikai būna, bet čia, kad tiesiog nugesinta baisų tokį žodį gal. Bet esne taip yra, nes pradžioje būna tas savo, nes tas vaikas nori patirti viską, jis mokosi pradėti jaustis, pradeda mokinti suprasti emocijas, pradeda ugdytis kažkoks emocinis intelektas. Ir per laiką tu bręsti ir jeigu mano subjektyvia nuomonė esi tinkamai terpėjai, tai tas egocentriškumas ir savanaudiškumas jis perauga į tokį bendro džiaugsmo ieškojimą. Ir tu mažiau toksai tampi ir vis mažiau, labiau altruistiškas tampi. Negalėčiau pasakyti, kad konkrečiai toks pradėjau į tą eiti būtent įtikėjęs, nes visada stengiuosi toks būti, tėvai įskiepijo tokias vertybės, kad visą laiką reikia dalintis, visą laiką būti tarp kitų, kad žmonėm aplink tave turi būti gera. Ne visada tas gaunasi, aišku, bet reikia bandyti. Tai gal būtent šito ir nepakeitė iš esmės. Pakeitė galbūt tai, kad aš radau suvokimą, kodėl taip reikia daryti. Ir galbūt pamatą, kaip tokių išlikti ilgiau. Ir galbūt su visam čia labai jau drąsu yra teikti. Taip, tikslas yra su visam. Taip, tikslas yra, bet drąsu teikti, nes vis tiek būna tos emocijos, būna pavargsti, kažką pasakai, po to galvoji geriau nesakyti, kita vertus, kitas žmogus nekaltas, kad tu pavargai, bet tą supranti jau po laiko. Tai būna tokių dalykų, bet galbūt atsiranda tas pamatas tvirtesnis, tu tampi stabilesnis, dėl ko ir vadinasi, kad remkis Dievo žodžiu, žodis remkis. Tai tu atsiremi, tu stovi tvirčiau jame, net jeigu ir tu gali būti pasaulietinių požiūrio, mąstymo, bet tas banguoja, nes tave nuskriaudė, tu nori nuskrausti atgal, bet tu žinai, kad jeigu tu esi krikščionis, jeigu tu žinai, kad Dievas yra padaręs taip, Dievas sukūręs tokį pasaulį, tu neskriausi atgal. Tu žinai, kad Dievas turės savo teismą ir kiekvienas gaus, ko nusipelnęs, tu turi vadovautis Dievo žodžiu. Tai gal tas suvokimas, kad toksai tvirtesnis pamatas, tvirtesnis vertybinis pamatas dar labiau įsišaknyjas, lengviau atstovėti tas audras, lengviau tuos susvyravimus išgyventi, emocinius susvyravimus išgyventi ir galų gale ilgalaikiai perspektyvoje viskas yra stabiliau, gerokai. Tai gal tas labiausiai pakeitė, kad tu randi tą tokį tikrą pamatą. O pajutei Jėzaus asmens atsiradimą savo gyvenime, vietėje į bažnyčią? Čia gal yra toksai keistas dalykas, man iš pat pradžių buvo, turbūt ne man vieninteliam, bet kai pradėjai tikėti, gerai, aš pripažįsti, kad yra Dievas, bet Jėzui įsileis yra sunku kažkodėl, nes Jėzus buvo virtęs žmogumi ir visi sako, tai čia buvo žmogus. Tai čia sutapimas, kad jis čia taip darė ir kitas dalykas niekas nežino, nes kažkas parašė ant popieriaus, kad čia buvo toks Jėzus. Ką tu žinai, kaip iš tikrųjų buvo, ten po to dar visokių ten papildomų yra. Ir čia atsiranda tokia vidinis konfliktas, to gal jauno krikščionio, šviežio krikščionio, ypatingai gal vėlesniam amžiui, kai tu būni, ypatingai jeigu neužaugi su tuo, nes, pavyzdžiui, mano žmona su to užaugus yra. Kiek tau buvo metų, kai atėjai į bažnyčią? 29, 28 gal. Jau buvai subrendęs. Taip, jau toksai. Ir tada tu pradedi viską vertinti per loginę prizmę, kas šiaip nėra blogai, bendrai paėmus, gerai yra vertinti per loginę prizmę, bet tada atsiranda tokie vidiniai konfliktai. Ir tu pradedi galvoti, tai gerai. Ir tada atsiranda tokie galbūt man atsirado tokie pamastymai, kad šiaip labai padėjo apologetika.lt. Ačiū Laurynui už tai. Linkėjimai Laurynui. Taip, linkėjimai tikrai. Ir iš tikrųjų tada tu pradėjai suvokti, pradėjai ieškoti, kodėl tu tam tai priešinėsi. Ir finale tai ir yra tas dalykas, tai yra tikėjimas, kad vėlgi, netgi iš teisinės perspektyvos, pavyzdžiui, jeigu žiūrint, netgi yra teisininkai, kurie yra ateistai, paėmė, pavyzdžiui, tiesiog paprasčiausiai paėmė Bibliją kaip po veikalą, sakykime, istorinį kažkokią tai knygą, ir jie bandė išvesti teorijas, ar tai yra tiesa. Ir realiai yra tiek daug pagrindžiančių dokumentų, net ir nebiblijinių, ir apskritai istorinių faktų, kad taip įvyko. Archeologinių taip pat. Taip, ir labai vienas tokių įdomių dalykų, kad pavyzdžiui, netgi Evangelijas, kai skaitai, kad pavyzdžiui, tarkim, ten vienas iš apaštalų, sako, įjojo Jėzus
ant asilo mėtė palmės ir aš mačiau, kad jis ten, pavyzdžiui, asilo ausis buvo nulinktusi į kairę šoną. Nu, čia kaip pavyzdys, aš taip nebuvo parašyta, bet kaip pavyzdys. Kito apaštalo iš kitos pusės yra ir ten yra, jeigu suvedi visus tuos liudijimus, gauni vos ne 3D vaizdą, kaip atrodo tas įėjimas. Ir labai daug pagrindinių dokumentų. Ir iš tikrųjų mūsų vienas kunigas Holgerlain, beje, reformatų kunigas sako, gerai, sako, paimkim, tai mes priimam kaip faktą, kad Julijus Cezaris nukariavo Galiją. Laimėjo karą prieš Galiją, žodžiu, užkariavo Galiją, sako, bet tai yra vienintelis istorinis faktas, vienintelis istorinis dokumentas ir tą dokumentą parašė Julijus Cezaris. Ir mes tai jau kaip po faktą, kaip jau čia patvirtinta nenuginčimą dokumentą priimam. Ir tada pradėjau galvoti, gerai, tai, kad Jėzus darė stebuklus, tai, kad Jėzus prisikėlė, tai, kad yra labai daug liudijimų, yra milijonai faktų ir vis naujų atsiranda. Ir žmonėms vis tiek sunku. Tai pradėjau galvoti, tai kur problema? Tai gal aš esu, gal aš esu problema, gal čia mano kažkoks įstikinimas, nenoras paleisti to, kad aš vis tiek kontroliuoju pasaulį. Mes gal neįvardėm to garsiai, bet viduj kažkoks yra kažkokie toks, kad įsitvėręs laikai. Savęs. Taip, savęs įsitvėręs, nes jeigu aš priimsiu Jėzų, tada aš jau čia paleisiu. Nes Dievas yra, viskas gerai, bet jeigu Jėzų priimsiu, tada, nebekontroliuosiu. O pasirodo, kad yra labai gerai nekontroliuoti. Nes tada žymiai lengviau viskas yra, kaip ir Jėzus sakė, paimk mano jungą. Taip. Tai buvo tas toksai iš tikrųjų sunkus dalykas, galbūt. Ne tai, kad sunkus, gal sakyčiau, kelionė, vėlgi tokia vidinė kelionė iki to, kad priėmė Jėzų. Ir po to finale, jeigu tu sakai, gerai, jeigu aš tikiu meilę, o Dievas yra meilė, tai kodėl aš negaliu patikėti Jėzų? Ir finale viskas. Sprogo. Taip. Galiausiai vis tiek teko atsikabinti nuo savęs. Taip, ir tikrai rekomenduoju visiems tą padaryti. Tai veikia. Taip, tai tikrai veikia. Papasakok dabar, kaip atsidūrė XFM ilgą laiką. Kiek XFM esi dabar maždaug? Su chronologija Plius problemos. minus. 3-4 metai, 2-3-4 metai. Tai papasakok, kaip atsidūrė. Tai idėja buvo tokia, kad mano žmona parašė giesmę. Aš parašiau muziką, įrašiau tą giesmę, nusiunčiau mūsų kunigui Raimondui Stankevičiui. Raimondas persiuntė Remigijui Cevičiui, kuris yra XFM direktorius, ir Remigijus man skambina. Ateik, reikia pašnekėti. Na jau ir pašnekėjau. Tai va, ir dabar nuo šiol rytai išnieku XFM. 5 dienas per savaitę? Taip, 5 dienas per savaitę. Kaip tu spėjai visko? Muzikanto pilnas gyvenimas, kaip sakai, full-time musician ministry. Taip. ir vis tiek dar sugebi rytais padirbti, po to išvažiuoji, koncertuoji ir taip toliau. Kaip žmogus yra, ne veltui Dievas žmogų pagal savo atvaizdą sukūrė. Talpi asmenybė. Talpi. Iš tikrųjų, aš galiu pasakyti, aš noriu spėti, dėl to aš spėju. Ir aš dar daugiau spėčiau. Dabar gimė vaikas, tai dabar jau yra kitur fokusas, faktas ir bus, bet iš esmės, kai nori spėjai. Labai geras buvo Algio Mickūno, tokio filosofo. Tiesiog, nežinau, ar jis tikintis, bet man labai patiko mintis tokia. Gal čia net ne jo mintis, gal jis kažkur pasiėmė. Tai yra, jeigu tau reikia pagalbos, tai prašyk to žmogaus, kuris daug daro, tai jis turės laiko. Nes jeigu to, kuris nieko nedaro, jis niekada neturės laiko. Tai iš tikrųjų spėti viską galim. Yra labai daug, žmonės save labai apriboja, žmogus yra beribė asmenybė, žmogus gali labai daug padaryti. Kuo mes daugiau save apribojam, tuo mes mažiau galim. Jeigu čia tas pats tikėjimas, lygiai tas pats, jeigu tu tiki, lygiai taip pat yra Biblija parašyta. Prašyk su tikėjimu ir gausi. Jeigu tu to tikrai nori, tu tą gausi. Jeigu tu prašai ir negauni, pagalvo, gal tu to nenori. Nes viduje žmonės būna irgi sako, norėčiau ten būti, pavyzdžiui, pasaulinė žvaigždė, bet ar tikrai? Pagalvok, kaip tas gyvenimas atrodo. Ir žmonės sako, kad norėčiau, bet realiai to nenori. Čia kaip pavyzdys. Arba norėčiau būti milijonierius, bet realiai nenori. Nes, aišku, su bet kokiu absoliučiai statusu, bet kokiu titulu, bet ką tu darai, ateina visai kiti dalykai. Dar klausimas yra, ar tau to reikia? Taip, klausimas, ar tau to reikia, bet jeigu tu nori, dažniausiai tau to reikia. Jeigu tu to nenori, greičiausiai tau ir nereikia. Tik tai kartais žmonės labai pakalba taip, kaip sakant, labai išreiškia norą žodžiais, bet viduje to nejaučia. Šiaip labai
juokingą tokią anekdotą man papasakojo. Dabar neatsimenu, kas mano kolega, kuris beje nėra labai jau krikščionis, šiaip jis katalikas yra toksai gal. Na, taip, vat, Rungėsi vis dar su savim. gal, taip, bet labai nuostabus žmogus, tai man papasakojo tokį labai gerą tokį anekdotą, kur numiršta žmogus, patenka į rojų, sako, faina viskas, šilta, tenai gėlėm kvepia, viskas gražu, sako, o kaip ten pragare, sako, tikrai nori pamatyti? Norėčiau, sako, bet taip vienai dienai, sako, noriu nuvažiuoti, va taip pasižiūrėti, sako, ir grįžti atgal. Sako, tikrai nori, sako, tikrai noriu. Gerai, sako, nu taip, bet taip nuleidžia, žodžiu, į pragarą, ten kazino, muzika, ten visi malonumai, žodžiu, kas ką nori, pabūna, grįžta. Vaikšto po tą rojų, viskas gražus, švaru, ten viskas. Sako, galima man į tą pragarą? Sako, tikrai nori, sako, kelio atgal nebus. Noriu, galima į pragarą. Nu gerai, sako. Bet sako, atgal, sako, tikrai apsisprendęs. Nu gerai, į pragarą. Nusiunčia į pragarą, velniai į katilą pradėjo daužyti, sako, o tai kur kazino, kur viskas, sako, nepainiok emigracijos su turizmu. Tai čia, žinai, tai tas pas, panorėt, kaip tai gal būtų vienai dienai, dviem gal ir smagu, bet kaip reikėtų su tuo realiai gyventi, tai neaišku, kaip būtų. Tai dar įsijungia ir Dievo valios klausimas, nes tu gali norėti tai, ko tu nori, ir iš tikrųjų žmonės iš savo valios gali daug padaryti. Taip, tai bet Dievo valios klausimas. Aš manau, kad Dievas beveik visada suteikia tai, ko tu nori, net ir blogus dalykus. Ir net jeigu tau tas ir netinka, Dievas iš principo, kad tu pasimokytum, tau gali suteikti tos dalykus. Ir tu išvaistai laiko. Taip, tu išvaistai laiko, bet jeigu tu tikrai to nori, tikrai 100% nori, aš manau, kad Dievas visada tau suteikia. Jis, aišku, tą suteikia iš meilės tam, kad tu suprastum, ar tau tai tikrai reikia, ir kelias vis tik tai atgal yra pas jį. Skirtingai nei šitam anekdote. Kol dar nenuėjom, gal ten. O gal net ir ten būtų, nežinau, bet ten jau sužinosim, kai ten būsim. Galima ir išsižadėti vis tiek. Taip, galima. Prieitų to taško, kad išsižadėti. Galima. Tai, nežinau, spėjimas visko yra sąlyginis dalykas, klausimas. Tiesa, tikrai nėra daug darbo, kaip atrodo žmonėm. Nėra jo ir mažai. Esminis dalykas yra planavimas, nes tu gali ateiti į darbą ir nieko neveikti. Gert kavą, šnekėti su kolegom, kas beje yra labai gerai ir kartais to tikrai būtinai reikia. Nes tai yra irgi psichologinė sveikata ir tas geras mikroklimato kūrimas. Bet tu gali labai daug padaryti atsisėdęs, tiesiog prisėdęs per valandą labai daug. Gali suplanuoti, sugalvoti ir panašiai. Kitas dalykas, kodėl aš spėju, reikia lavinti savo įgūdžius ir pagrindinis įgūdis yra mokymasis. Mokytis irgi yra įgūdis. Reikia mokytis. Taip, mokytis. Čia esminis įgūdis. Kai išmoksti mokytis, tai tada gali labai daug išmokti. Ir neskrolint. Taip. Čia beje, taip. Tikriausiai nedaug skrolint. Laiks nuo laiko paskrolinu. Bet ne kasdieniai. Kasdieniai, nes mano darbas su socialinė medija. Okay. Bet ta prasme savo to malonumui. Ne, savo malonumui. Tuščiam laikui. Tuščiam laikui, ne. Ir negeimini. Geiminu. Ką geimini? Dabar Horizon. Kas tai yra? Žaidimas. Geimas. Gerai, čia neįsivaizduoju žaidimų. Tai. Papasakok dabar, kaip XFM'as įtakojo tavo tą dvasinį gyvenimą, nes ten šneki dvasiniam temam. Taip. Šiaip tikrai paskatino gilintis labiau. Ruošiesi iš anksto, ar kiekvieną rytą, kažkiek tai prieš? Labai įvairiai. Kartais būna, kaip nežinau, kaip kalbėjom, gal net ir metu, kai ateini, kai tikrai būni pavargęs po koncerto, būna, kad ateini, pasisveikini, 4 minutės pamiegi orus, paskui tai 4 minutės pamiegi. Būna ir tokių dalykų, bet vėlgi, čia iš tos pačios serijos, gal su to suspėjimu mokėti mokytis. Atsiverti, kol groja daina, tu gali paklausyti dainą, fonė jinai vis tiek groja, bet tu gali tuo metu atsiversti Bibliją. Arba gali atsiversti apologetiką. Arba gali atsiversti ieškau Dievo.lt, gali atsiversti daugybę dalykų, gali Bernardinus atsiversti, gali atsiversti galų gal net ir tą patį Delfį, jeigu to tikrai reikia. Kartais ten yra irgi gerų dalykų, labai retai, bet yra, kartais. Būna labai reikia, labai giliai knis. Dažniausiai ją pačią labai. Taip, dažniausiai reikia per Google search susirandi, nes į pradinius dalykus, į pradinius puslapius dažniausiai nemeta. Bet net ir ten būna gerų straipsnių, gerų minčių, geros informacijos.
nėra taip, kad tau reiktų labai labai daug sunkiai tenai. Tu turi koncentruotai. Jeigu tu ateisi ir galvosi, ką man šiandien pasakyti, pavyzdžiui, tai tada taip, tada sudėtinga. Bet jeigu tu žinai, lygiai tas pats, pavyzdžiui, kaip ir festivalis Sielos, ar ne? Tu žinai, ką tu ten veiki. Tu žinai, ko ten atvažiavai. Jeigu tu nežinai, ko ten atvažiavai, tai ten selė gali varvėti per lūpą, stovėsi su to mikrofonu. Bet jeigu tu žinai, ko ten atvažiavai, žinai, ką reikia padaryti, tu susipažįsti. Puikus pavyzdys, pakeliui į Sielas iš Vilniaus yra 3,5 valandos. Per 3,5 valandos tu gali ką nori išmokti. Realiai. Ta prasme, aš mokydavausi italų tarimą, kadangi kažkur metu dainavau itališkai, italų tarimą mokydavausi važiuodamas į koncertus. Nes tu važiuoji 2 valandas kelią, tu gali išmokti viską. Tai pramokau tą. Tai realiai, kaip tu išnaudoji laiką? Pavyzdžiui, audio knygos yra nuostabus dalykas. Tai ta prasme, to laiko yra. Kaip tu jį jau, vėlgi, čia turi būti ir balansas, kai aš kažkaip vienu metu labai jau taip ant to produktyvumo, tos inties smegenys ištinė, bet dar tu gali išmokti, tik tai nepaisilsėk, nes čia švaistai laiką. Tai taip nėra, aišku, reikia ir palisėti, pageimint galų gale. Bet tai vėlgi, jeigu tas tavo polisis tampa problema ir tavo produktyvumą mažina, iki protingo lygio, aišku, ta prasme. Tai faktas, jeigu tu miegi, tai tu nedirbi. Ir neturėtum, bet jeigu tas polisis pereina jau į tokią, kaip sakykime, kenkėjišką fazę, tai faktas, tai tinginystė, nebe polisis. Bet polisėti irgi reikia ir gerai praleisti laiką irgi reikia. Tai va, balansas, planavimas. Tai XFM-as paskatino paūgėti. Taip, XFM-as tikrai paskatino paūgėti ir knygų daugiau, kadangi GNC, Gerosios naujienos centras, tai yra ir leidybinė tokia įstaiga, būtent krikščioniška, tai ten yra daugybė puikių knygų, tai eini į lentynai, pasiemi knygą, atsiverti, kasdieniai skaitiniai, ką sako Biblija apie pinigus, labai geras skaitinys yra iš tikrųjų, daug žodžių, tikrai daug yra labai gerų knygų, kurias šiaip iš bendrai paėmus, nieko ten labai naujo galbūt ir nesužinai. Jeigu šiaip esi žingeidus žmogus ir domiesi, tai ten daugiau mažiau kas atsikartoja, bet būna, pavyzdžiui, kitokia frazuotė ir kiekvienas žmogus turi savo kalbą. Nors mes visi kalbam lietuviškai, bet kažkokie žodžiai, kažką suaktyvina, kažkokią smegenų dalį ir panašiai. Ir kai tu paskaitai, kad ir tą patį, bet kitaip išdėliota, tau būna kažkaip absorbuoja tą informaciją geriau. Tai XFM-as tikrai paskatina. Kūrybos pokytis. Ne per seniausiai išleidai krikščionišką albumą. Iki tol, man atrodo, neturėjai albumų išleidęs. Kiek iš viso esi išleidęs albumų? 8 gal. Tai dabar... Bet čia negaliu pasakyti tiksliai. Šiaip daug. Okay, solinis. Pavyzdžiui, tavo asmeninės kūrybos. Asmeninės kūrybos, tai jie visi mano asmeninė kūryba, bet... Soranžu. Jo. Tai, bet, pavyzdžiui, pats paskutinis. Dabar čia rugsėjo mėnesio, tai tavo yra... Kartu su kažkuo, ne tavo vienu. Tas filmų trekų. Taip. Kaip jis vadinasi? Taip. Ashes and Embers. Taip, Ashes and Embers. Taip, tai čia yra bendras. Taip. Tai čia tikrai, čia net manęs, čia labiau jos, Karolinos, šitos airės mano kolegijos yra albumas negu mano, aš čia toksai kaip priedas buvau tiesiog. Savo išleidęs kaip po Stanislovaičio, tai sunku pasakyti. Daugiabučių istorijos yra. Tada yra 3 valanda nakties. Jeigu iš angliškų, tai yra Illusion albumas, tada yra Lullabies from Space. Arčiau tavęs, krikščioniškas albumas, tai čia 5. Su ankstesnėm grupėm dar kokius 4 išleidęs, bet ten toks... Nevadinu to kažkokia labai rimta leidyba, nes tai buvo, tuo metu etapas atrodė labai svarbu, visa kita, bet... Tai rimti minimum 5. Taip, rimti tokie 5. Ir kaip subrendo šitas krikščioniškas albumas, nes visa kita yra vis tiek pasaulietinė muzika. Taip. Tai nežinau, vienu momentu, viena akimirka galbūt tokia, kad labai norėjosi dalintis tuo, ką išgyvena galbūt, ką aš išgyvenu, kaip ką tik tikėjęs, kaip ir tie tekstai tokie yra, jie tokie ieškantys tekstai. Tai yra tas albumas iš esmės yra ieškojimas. Įdomus faktas tai, kad albume yra 2 angliškos dainos, kuriuom tekstą parašė Hayley Timmons iš Amerikos, Jungtinių Amerikos valstijų, ir tuos tekstus jinai parašė prieš 8 metus, kai aš dar nebuvau tikėjęs. Man jūs atsiuntė. Galvojau tada, paskaičiau.
o dabar jie atsidūrė albume. Mhm. Ir beje, kelių krikščionių kūrėjų Jungtinių Amerikos valstijų filmuose. Aš tik tai dabar nežinau, kaip tie filmai vadinasi, bet manęs paprašė, sako, ar būtų galima panaudoti, nes labai patiko šitie kūriniai. Sakau, tai kimkit, sakau, naudokit. Tai pasirašėm nepelno panaudojimo sutartį, žodžiu, kad būtų viskas legalu, nes kad ir tada jie panaudojo tos kūrinius. Buvo pora edukacinių filmų, man atrodo, pora liudijimų, kur skambėjo tie kūriniai. Tai va, tai tas... O visa kita tavo kūryba? Taip, visa kita, kaip. Kiek ten 10? Žmona parašė visos gyros ošė tau tekstą, tai vėlgi. Kaip, tokia bendra, aš daug ten žmonių. Bet dauguma yra tavo tekstai, tavo mintis. Dauguma taip. Muzika irgi. Taip. Muzika beveik visa yra. Mano su kolegom vėl galėčiau sakyti taip, bet aranžavimas pagrindė. Kaip atrodė, ko gal išskirtinis, gal neišskirtinis, nežinau, kaip atrodė tavo albumo šitavo iš arčiau, taip vadinasi? Arčiau tavęs. Arčiau tavęs, jo atleisk, arčiau tavęs kūrybinis visas procesas. Aš visai labai deromantizuoju muziką. Aš kadangi kaip esu verslininkas, vis tik renginių komandos direktorius, aš labai deromantizuoju, viskas yra taip elementaru iki 2+2. Kažkada manęs paklausė, beje, panašus klausimą apie pasaulietinę muziką, kaip gimsta, kaip parduoti savo kūrybą ir panašiai, sakau, tai kaip pomidorų, sakau. Žiūri mane, nesuprantu, kad labai paprastai yra prekė ir parduodi. Tai panašiai ir su šito albumu reikėjo ir sukūriau. Tai, ne tai, kad reikėjo, bet... Dabar kaip pasakoji, netrodo, kad reikėjo. Kaip tu sakai, buvo toks... Taip, ne tai, kad reikėjo, vėl šitas dalykas man sako, kad aš sukūriau, jeigu taip visai paėmus, ne aš sukūriau, tai vis tiek buvo Dievo kažkoksai tai išreikštas per mane, gal mane kaip paima kaip įrankį ir ne aš ten daug ką sugalvojau, ne aš savo įkvėpiau šventąją dvasią ir panašiai. Tai mano rankytėm ir kaip sakant, 2 balso stygom su kaukulė, kuris skamba. Taip pat gal tai gavosi ir dar kelių kitų žmonių rankytėm tai ir kojytėm, kai kurių, nes būgnai gyvai rašyti. Tai taip gavosi. Taip, nežinau, atsiranda kūrinys, tu turi ką pasakyti ir tu pasakai. Tu esi tas kūrėjas, kuris visada masto ir kaupia idėjas ir po to išpildo? Man, jeigu aš iškart neįrašiau, tai man nuplaukė ir aš pamiršau. Bet tu ar nesi tas, kuris į telefoną įsirašo kažką? Aš buvau bandęs, niekada gyvenime neperklausau. Tai pas tai sesijom. Reikia? Punkšt? Taip, aš dėl to... Kūrybinės sesijos. Dėl to aš savo susikūriau daug darbo vietų. Namie, studijoje, tai XFM automatiškai yra mikrofonas ir panašiai. Jeigu tu dabar neįrašai to kūrinio, tai tada jisai nuplaukia. Dažniausiai yra kūrinių, kuriuos taip išsininiuoji, jie tavęs nepaleidžia, tada nueini į studiją įrašai, arba namie atsisėdi prie kompiuterio įrašai. Yra tokių buvę, bet dažniausiai jeigu... Tai per kiek laiko šitą albumą įrašai? Įrašiau tai ilgai, sukūriau tai 2 savaitės. Tai ilgiau užtruko įrašyti. Taip, nes buvo daug gal tokios kontempliavimo, tokio permąstymo, ar tikrai reikia, ar aš čia toksai, nes labai buvo toksai galbūt susižavėjimas, ir Remigijaus buvo Jucevičiaus susižavėjimas, kad tas albumas, jis labai norėjo, kad jis išeitų ir aš irgi kažkaip norėjau ir kažkaip vienu momentu pajutau, kad aš čia toks jaučiu kažkokį tai, kad aš dabar ateisiu ir parodysiu, kaip reikia krikščionišką muziką. Ir tada aš sustabdžiau save, nes toks kažkoks nemalonus jausmas apėmė tokios garbės, kažkokios tokios... Kūnelis pradėjo lyst. Taip, ir toksai ir galvoju, negalima taip neturi būti ir ypatingai su krikščionišku albumu negali taip būti ir tai turi būti kažkas, tai yra svarbu. Kas liečia pasaulietinę muziką, tu gali pasakyti vienaip, po to gali persigalvot, gali kitaip pasakyti. Irgi ne visada, dabar žymiai atsakingiau ir tai žiūriu po įtikėjimo, bet anksčiau kažkaip atrodo taip, kad vis tiek tie tekstai kitokie truputėlį yra. Pasaulietiniai muzikai mano daugumo tekstų net ne mano yra. Tai. Bet čia jaučiau kažkokio, vienu momentu pajutau kažkokio tokio, kad pavarysiu, tas žodis pavarysiu, galvoju, ne. Reikia nevaryti, reikia sukurti ir ištransliuoti Dievo žinią. Jeigu man davė tokią galimybę, aš turiu tai išnaudoti ir aš turiu išnaudoti teisingai. Ir jeigu aš čia dabar savo, kad aš čia kažką sukūriau, čia dabar pasirodė, tai taip negali būti. Kažkoks buvo tas kirminas, lys pradėjęs ir kažkaip sustojau. Ir kažkoks toksai, kai visą tai peraugo į va tokį, kai, sakykim, komercinį galbūt požiūrį, tada tai buvo stop. Po
gal 2 metų tas požiūris dingo, tai atsirado. Tai rimtai prie reikalų. Taip. Nepažiūrėjai. Taip. Aš kažkaip visą laiką, man aš akademijoje dar pas savo dėstytoją vokalo mokiausi, oficialiai akademijoje išbuvau 2 mėnesius, neoficialiai, nežinau, gal 4 metus, 3 metus, neatsimenu dabar tiksliai. Tai visą laiką reikia, kad muzika turi būti įrankis, perteikti mintį. Jeigu tu netiki minties, tai tada nieko gero. Ir anksčiau kodėl man sakydavo irgi, oi, kokia gera muzika, kaip čia dabar žmonės nesupranta ar panašiai, sakau, o tu klausai, kažką nelabai. Sakau, jeigu tu sakai, kad gera muzika, bet gal kažkam patiks. Ir aš po to tiesiog priejau prie to, tai buvo tikrai komerciškai gerai padaryti kūriniai, būtent žodis padaryti čia labiausiai tinka, nesukurti jo padaryti. Ir tie, kurie neneša informacijos. Ir kai jie neneša informacijos, jie labai gerai skamba, jie suvesti labai profesionaliai, skamba viskas oranžuota, bet tai yra tiesiog dar vienas garso takelis, geriausiu atveju reklamai ir tai nežinau. Tai dar vieni pomidorai. Taip, dar vieni pomidorai iš tikrųjų ir tada tu sakai, va, taigi čia labai gera muzika ir sudainuota gerai ir visą kitą, tu turi savo priimti tą, kad tai gal vis tik tai nėra gera muzika. Ir kai tu tą priėmi, tada tu pradedi kitaip žiūrėti. O tai kas ta gera muzika? O gera muzika ta, kuri neša žinutę. Ar tai būtų pasaulietinė muzika, ar tai būtų krikščioniška muzika. Jinai turi nešti žinutę. Kitas dalykas, jeigu tu, ypatingai man su krikščioniška muzika yra toksai, tu turi jausti, ką tu darai ant scenos. Ir tu turi jausti, kodėl tu ten esi ant scenos. Ir jeigu tu nejauti, kodėl tu ten esi, ir nebūtinai ant scenos, gali įrašų studijoje būti. Jeigu tu nejauti, kodėl tu tą darai, tai gal to ir nereikia daryti. Tai, kaip ir minėjau, sukūriau kūriniai, visi muzika, tuo metu kažkoks buvo toks paėmimas, taip, kad įsėdau, įpyliau vieną po kito gabalus, po 3, po 4 į dieną, o po to taip sėdė ir taip, kažkaip taip, 2 metus pasidėjau ir po to atsirado. Rimtas prieimas, žodžiu. Taip, šiaip daug ką, beje, po to įpylimo to 4. Tuo metu, kai aš atsisėdau, ta buvo paimta visa ta tokia, sakykime, galbūt ta lavina to įkvėpimo tokio iš Dievo, tai buvo tikra. Bet po to, kai aš nuėjau įrašinėt, mes po to labai daug ką perrašėm, iš tikrųjų, prieš pat išleidžiant. Tai va, ir jis gavosi toks, kas gavosi šiandien. Gerai, manau, galim judėti pabaigą. Papasakok, arba tiksliau palinkėk, ar pasidalink kažkuo. Su ko norėtų mus palikti šitam pokalbį? Konkrečiai apie kažką. Tiesiog jaunam tikinčiam, ieškančiam žmogui, kuriam reikia pastiprinimo, pamatė tavo pavyzdį, gal irgi kūrėjai, ką tu galėtum jiems palinkėti? Galėčiau palinkėti, ieško Dievo, faktas, 100%. Ne visada galbūt jisai ateis taip, kaip mums atrodo, kaip mes norim. Kitas dalykas, šventam rašte, net jeigu ir netiki žmogus, ten yra sėkmės formulė. Jeigu nori gyventi gerai, perskaityk šventąjį raštą. Tikrai. Vien elementarus pavyzdys, labai trumpa iškarpa, yra dirbk darbus, lyg tai dirbtum Dievui. Tai reiškia daryk, ką gali geriausio. Visada. Nesvarbu, kokiam aplinkybėm. Ir čia yra faktas, čia bet kas tau pasakys, ar tikintis, nesvarbu kokia denominacija, nesvarbu koks tikėjimas, nesvarbu kokia religija, visi iki vieno dėl šito sutiks. Dirb taip, kaip dirbtum Viešpačiui. Ir tada po truputėlį kažkas eis į priekį. Kitas dalykas, reikia būti labai labai žingeidžiam, mokytis, žiūrėti, gilintis į mokslus, domėtis kiek įmanoma daugiau tuo, kas patinka, aišku, kad ir kas tai bebūtų. Pavyzdžiui, vienas buvo žmogus, toksai jaunas asmuo. Aš vedžiau tokią paskaitą jaunimui apie muzikos verslą konkrečiai, kas yra tas muzikos verslas ir buvo konkrečiai beje paliestas kompiuteriniai žaidimai. Jie sako, čia vat kompiuteriniai žaidimai, sakau, tai jeigu tau tikrai tas įdomu, sakau, tai tu gilinkis, taigi visokių, tasme ten yra lobynas, ką tu gali. Ir buvo truputį paliesta tikėjimo tema, ar vat, kaip čia taip susijęs, sakau, tai kas sakau. Sakau, viskas yra įrankis, absoliučiai viskas. Pinigai įrankis, gitara yra įrankis, viskas yra įrankis. Kad ir ką tu paimsi yra įrankis. Ką tu su tuo jau po to padarysi su tuo įrankiu, čia jau tavo reikalas yra, kokią tu žinutę padarysi. Tai įsiaiškinti, ko tu nori, labai svarbu. Jeigu nežinai, ko tu nori, svarbiausia įsiaiškinti, ko tikrai nenori. Kuo daugiau žinosi, ko nenori, tu bus arčiau to, ko nori. Ir ne viskas yra lengva. Bet užsispyrimas, noras,
gilus tikėjimas, kuo giliau remtis į Dievą, į Dievo žodį, jau stengtis pajusti jo buvimą, kartais reikia stengtis, kartais labai lengvai tas gaunasi. Tai tiesiog būti atviro požiūrio, stengtis nieko neteist, nes dažnai žmonės, ypatingai aš kaip irgi krikščionis, čia matyt visi švieži krikščionis praeina teisimo fazę, nors šiaip Biblija labai aiškiai moko neteisti, bet vis tiek mes turim kažką neteisti. Teisuoliai. Tai taip, teisuoliai. Stengtis tą fazę, jeigu jinai yra, tai bent išgyvent kuo greičiau, kad nepraeitų. Taip. Tai suprasti, kad mes nieko iš esmės negalim, ne visą žiniai esam, kažką žinom tikrai gerai, bet ne visą žiniai esam. Taip. Gal labai žinutė tokia būtų, aš net ir galvoju, tiesiog atvažiuojant čia, galvoju, kad žinutė yra ta, kad patikti savo nėra nuodėmė. Lygiai taip pat, kaip pavyzdžiui, klausyti savo muzikos ir mėgautis ją, kurią tu pats sukūrei, tai nėra blogai. Jeigu tu po to tampi jau ten galvoji, kad tu pats geriausias pasaulyje ir čia visi turi tau kelią klopščiauti, tada jau tikrai yra blogai. Bet patikti, mėgauti savo darbu, džiaugtis tuo, kad turi aplinkui, nėra blogai. Svarbiausia žiūrėti, kur tai tave veda. Ir jeigu tave veda į buvimą geresnių žmogų, į atviresnį, altruistiškesnį norą padėti kitiem, pavyzdžiui, sukuri verslą, pavyzdžiui, mano verslo modelis buvo, aš visai labai norėjau įtraukti žmonės ir man labai patinka sumokėti žmonėms už gerą darbą. Aš labai džiaugiuosi, kai aš galiu savo tą leisti. Kartais ne visai taip gaunasi, kad į pliusą išeini ir panašiai, bet labai vertinu žmonių darbą. Ir jeigu tas kyla, pavyzdžiui, tarkim, tu esi verslininkas, uždirbi daug pinigų, tu gali leisti žmonėms daryti kažkokius dalykus, leisti kažkokiam kūrėjui atsiskleisti. Tiem patiem krikščionių menininkam. Gali leisti atsiskleisti, galbūt gali jiems kažkokią stipendiją išskirti ir panašiai. Tai žinoti, ko nori, suprasti, kad patikti savo nėra nuodėmė, patikti savo yra gerai, tik tai neišpuikti, čia yra kritinis mąstymas. Ir viską daryti taip, kaip darytum Dievui, mylėti artimą, daryti savo darbus, stengtis vardan geresnio rytojaus, taip, kaip stengtumės dėl Dievo ir viskas bus gerai. Ačiū tau, Justinai, už tokią palinkėjimo puokštę. Taip, čia tokia kratinys minčių. Ačiū, kad atvykai. Ačiū, kad sudalyvai. Ačiū, kad klausėt, ačiū, kad žiūrėjot. Ateityje bus daugiau laidų. Sekit šį kanalą, spauskit patinka, komentuokit, siūlykit, ką dar galima pakviesti svečius. Ir susimatysim kitose laidose. Šiandien buvo su jumis Paulius ir Justinas. Yeah. Laida Žiburys ate. Iki. Iki.